Darius labai atsiprašo, kad negali dalyvauti, bet beruošiant šitą pranešimą, pertraukos metu jam tiesiog plyšo širdies aorta ir jis atsidūrė reanimacijai. Tai labai prašau visus prisiminti Darių maldoj, kad jis kuo greičiau pasveiktų ir sugrįžtų. Tai Darius paprašė manęs perskaityti jo paruoštą pranešimą, gal jis nėra iki galo, bet manau toks labai, kaip sakyti, iš vidaus išjaustas ir manau tikrai svarbus. Tai man tikrai didelė garbė už Darių perskaityti tą pranešimą. Dariaus pranešimo tema – kultūrinė Aušros programa šių dienų žvilgsnių. Sunku pradėti kalbėti apie Aušrą ne nuo prisiminimų. Kai ji pradėjo eiti, buvau 5 vidurinės mokyklos klasėje. Vieno bendramokslio paraginti 3 įsteigėme slaptą Lietuvos išlaisvinimo organizaciją ir mokykloje vasario 16 dienos proga išplatinome savo vaikišką ranką rašytus atsišaukimus. Žinoma, mokytojai mus iškart areštavo, išbarė, bet atrodo kompetitingams organams nepranešė. Kai Aušra išleido paskutinį savo numerį, pradėjau dirbti Vilniaus universitete. Per visus tos 13 metų tiesiogiai su ja nesusidūriau. Tik šį tą girdėdavau per Vatikano radiją ar Amerikos balsą, nors kaip dabar žinau, buvau visai netoli, tik per vieną žmogų nuo Aušros bendradarbio kunigo Kazimiero Ambraso. Šiandien pirmiausiai prabėgom į Aušrą, pažiūrėkime kaip į paprastą žiniasklaidos leidinį. Taip, pagelte maksimaliai teksto pripildyti lapai, jokių spalvų, iliustracijų, šiandien mūsų akis ne prie to pripratusi. Tačiau paskaitykime. Iškart į akis krenta labai aiški ir ryški redakcijos politika. Ir pirmųjų 6 numerių redaguotus Sigito Tamkevičiaus ir visų kitų parengtų kunigo Liongino Kunevičiaus. Programoje nusibrėžtos linijos laikomasi kiekviename numeryje. Kiekvienas numeris turi aiškę struktūrą, nuo vedamojo iki žinių skyriaus leidinio pabaigoje. Kiekviename numeryje ir gyvai atliepiama į dienos aktualijas ir skaitytojui pateikiami rimti analitiniai tekstai. Skaitydamas numerį po numerio pastebi, kad kai kurie iš jų organizuoti tematiškai. Neatsimenu tokio dalyko to meto oficialiojoje spaudoje. Nei Pergalė, nei Nemunas, nei Kultūros barai, nei Mokslas ir gyvenimas, nei juo labiau Švyturys ar Jaunimo gretos teminių numerių nerengdavo. 1979 metais išleista 15, skliausteliuose 55 numerį. Pirmoji publikacija skirta vasario 16, vadinasi Neužmirštama diena. Tarp kitų publikacijų randame išsamų pasakojimą apie Juodupės Rokiškio rajonas žudynės, kur besitraukiantis vietos bolševikai, beje, pasakojimo publikavimo metu dauguma gyvi ir sveiki, 1941 metų birželio 27 sadistiškai nužudė 13 savo kaimynų šaulių. Autorius taip baigė savo pasakojimą, citata. Mes tos kartos žmonės matę tą įvykį, čia ir norime papasakoti mūsų jaunimui. Ir dabar Juodupės kapinėse nebylus kapas su 13 pasvirusių kryželių visiems primena kruvinus bolševikų darbus. Bolševikai neleidžia ant kryželių užrašyti nužudytųjų pavardžių. Puslapis 33. Taip, šio numerio tema atmintis ir užmarštis. Greta eilėraštis baladė prasideda šitaip. Dienom naktim aš kankinuos, nejaugi niekas nežinos, nejaugi viskas užsimirš, ar iškreiptų aidu pavirs. Barūnas. Dar viena to paties numerio publikacija, gana išsamus pasakojimas apie Suomijos-Rusijos karą 1939 metais. Pasismailinę satyriko plunksną autorius be kita ko rašo, citata, šiuo metu Tarybų sąjungoje išleista gana daug atsiminimų, ypač serijoje Vojenije memuarai, lietuviškai karo memuarai. Rašo nusenę maršalai, generolai ir žemesnio rango karininkai.
rašo pėstininkai, tankistai, lakūnai, žvalgai, neiškentė ir pats Brežnevas. Jis skaitytojus pradžiugino kabutėse savo mažąją žemę. Smulkiai aprašyti visi karai, pradedant pirmuoju pasauliniu, bet ar visi? Tarybų sąjungai teko kariauti ne vieną gana sunkų ir kruviną karą, apie kurį beveik jokioj memuariniai literatūroje nėra nei eilutės. Tai 1939–1940 metų Tarybų sąjungos ir Suomijos karas. Daug duotų tarybiniai vadovai, kad pasaulis galėtų tą karą užmiršti. Citatos pabaiga, puslapis 36–37. Tame pačiame numeryje skaitome ir žurnalistinį pasakojimą. Jie išeina apie senųjų kolaborantų laidotuvės. Citata. Karkartėmis šalti, įsakmus balsai iš raikomų praneša. Vakar po sunkios ligos mirė revoliucinio judėjimo Lietuvoje dalyvis draugas N. Iš jūsų organizacijos 12 žmonių privalo stovėti garbės sargyboje bei dalyvauti laidotuvėse. Be to, atvykdami turite atnešti 2 vainikus. Prašome užtikrinti nurodyto žmonių skaičiaus dalyvavimą bei vainikų atnešimą. Citatos pabaiga, puslapis 51. Toliau autorius svarsto. Iš tiesų, ir kodėl toks nenatūralus net tų žmonių gyvenimo epilogas, jei prievartos būdu reikia organizuoti net paskutinį jų atsisveikinimą. Ar dėl to, kad prievarta, lydėjusi juos visą gyvenimą ir tapusi jo esme, nori ir šį kartą pasireikšti visuriškumu. Kodėl tada dabar štai prireikė to prievartinio pagarbos reiškimo? Ar ne dėl to kartais, kad visų jų gyvų likusiųjų sąmonėje vis dar jaučiamas netikrumas ir kaltė? Argi tai nedėsninga prievartautojų tragedija? Kiekgi išsilaikys tokiu būdu įgyta pagarba? Citatos pabaiga, puslapis 55. Toliau pasakojimas apie Konstantinio Gabdansko 1893–1973 ligą ir prisiminimus iš kankinimų Maskvoje, Nikės Justo Rugienio laidotuvės, Donato Rodos savižudybę, Alfonso Randakevičiaus girtuoklystę ir liūdną galą. Savo pasakojimą autorius Breivė pabaigė tokiu svarstymu. Citata. Pilkas nekrologas, pilki žodžiai, šilumos nėra ir nebus. Nebus ir pagarbos, jos ir negalėjo būti. Tarnaujant svetimiems ir trypiant žmogiškumą, štai kodėl toks liūdnas jų gyvenimo finalas. Sunku jiems skirti su gyvenimu, jaučiant visą jo beprasmybę. Numeryje spausdinama daug kitų straipsnių, dokumentų, kreipimosi. Šis numeris vienas iš storesnių. Tačiau čia paminėtos ir kitos, nepaminėtos publikacijos varijuoja aiškiai atminties, garbės ir užmaršties temą. Okupacinė valdžia ir jos kolaborantai prievarta naikina atmintį apie garbingus žmonės ir jų darbus ir prievarta kuria atmintį apie kolaborantų nuopelnus. Paskutinė numerio publikacija taip pat apie tai. Tai TSRS valdžios potvarkis iš visų bibliotekų ir knygynų surankioti ir sunaikinti ukrainiečių rašytojo, rusų vokiečių karo veterano, Ukrainos Helsinkio grupės įkūrėjo Mykolo Rodenko knygas. Tokia to meto realybė, sunki, kartais slegianti ir stumianti nevilti, bet tuo pačiu kelianti šventą pyktį ir verčianti kovoti už tiesą. Tačiau grįžkime prie šiuolaikinio žvilgsnio į aušrą. Dar vienas šiandien į akis krentantis jos bruožas – aiškiai inteligentiška, nesuprimityvinta, taisyklinga lietuvių kalba. Taip, čia neturėtume labai stebėtis. Ir pats leidėjas, kunigas Lionginas Kunevičius, buvo poetas ir jo talkininkas, kalbos redaktorius Kazimieras Ambrasas patys buvo puikūs filologai. Tad vertindami aušrą to meto kontekste turime pripažinti, kad tai buvo labai rimtas
rimtas temas rimtai analizuojantis, aukštų intelektualinių standartų besilaikęs leidinys viskuo, išskyrus poligrafinę kokybę, pranokęs oficialiąją to meto spaudą. Trumpai dar reikia pasakyti keletą žodžių apie tai, kas Aušroje yra vertinga šių dienų skaitytojui. Visų pirma, tai neišsemiamas aruodas daugeliu Lietuvos 20 amžiaus antros pusės istorijos tyrėjams. Čia daugybė tiesiog jau paruoštos medžiagos daugeliu temų. Nežinau, kur yra daugiau surinkta medžiagos, pavyzdžiui, apie prievartinę Baltarusijos lietuvių rusifikaciją po antrojo rusų-vokiečių karo ir jų pastangas išsaugoti savo tapatybę. Iš daugelio įvairiuose numeriuose spausdinamo Aušros straipsnių sužinome, kai buvo sunaikintos net Lenkų okupacijos laikais veikusios mokyklos ir bibliotekos, kai buvo uždarytos bažnyčios, sužinome daugybę vardų, daugybę veiksmų, matome statistinių duomenų analizę. Iš įvairių Aušros numerių surinkę visus atitinkamus straipsnius, turėtume turbūt pačią išsamiausią lietuvių Baltarusijoje sunaikinimo istoriją. Dar viena Aušroje turbūt išsamei išgvildenta tema – Lietuvos rusifikacija. Čia taip pat iš Aušroje publikuotų dokumentų, analizių ir tiesiog žurnalistinių pastebėjimų nuo 1978 metų Taškento konferencijos iki konkrečių rusifikacijos instrukcijų ir masinio kolonialistų atvežimo į Lietuvos miestus fiksacijos būtų galima sudaryti nemažą tomelį. Nežinau, ar ši tema jau vėl nepriklausomoje Lietuvoje buvo bent panašiai kruopščiai studijuota, kaip tai matome Aušros puslapiuose. Ta pati galima pasakyti ir apie žygeivių, o paskui kraštotyrininkų sąjūdį Lietuvoje. Aušroje publikuota medžiaga skaitytojui šiandien pateiktų gana išsamų, daug detalių ir konkrečių vardų, pilną jų istoriją. Panašiai būtų galima pasakyti ir apie dar vieną Aušroje gausiai aptarinėjimą temą – mokyklas Lietuvoje ir jaunimo nuotaikas. Daug čia publikuotų straipsnių atidžiai stebi jų gyvenimą, kuris gerokai skiriasi nuo šviesiai savo jaunystę prisiminti linkusių žmonių noro sakyti, kokie buvę nuostabūs tarybinėje mokykloje praleisti metai. Aušros publikacijos turi dar vieną ir šiandienos skaitytojams, ypač jauniems, labai svarbų bruožą. Jos parašytos šiandien visiškai suprantama kalba. Ką turiu omenyje? Tai, kad okupacijos laikais negyvenę žmonės nemoka skaityti oficialiosios ano meto spaudos. Esu daugybę kartų matęs, kaip studentai, skaitydami kokią nors komjaunimo tiesą, ten parašytus du žodžius, naiviai priima už gryną pinigą. Jie neturi mūsų anais laikais išsiugdytų gebėjimų skaityti tarp eilučių, nebeišmano nuo laiko realijų, nebejunta jo nuotaikų. Tačiau skaitant Aušrą, visi mano minėti laisvės išugdyti gebėjimai nereikalingi. Jos tekstai kalba tiesiai ir tiesioginė kalba, vertinimai aiškus, akivaizdus ir suprantami. Norint šių dienų jaunimą supažindinti su Lietuvos gyvenimo okupacijos laikais, geriausias patarimas – duoti skaityti Aušrą. Ačiū už dėmesį.